Sveiki regbio gerbėjai, sveiki atvykę į Lietuvos regbio klasiką. Smagu visada matyti šitų dviejų komandų dvikovą ir reguliariajame čempionate, ir finale visada yra ta pati įtampa. Žinojom, koks bus oras, jau savaitės pradžioje matėm, kad bus blogas, matėm aikštės kokybę, tai ruošiamės tam, saugojom kamuolį, gerų kojų buvo, blogų kojų buvo. Nežinau, šiaip visas žaidimas buvo apylygis, labai keitinėjosi. Kelios kritinės klaidos, dabar sunku jas išskirti, peržiūrėsim video, gal tada išsiskirsim. Pamatysim, kur pralošėm varžybą. Iškart taip karštai po rungtynių neišskirtumėt momentą, kuris buvo lemiamas šiose rungtynėse? Ne, tai faktas, kad paskutinis tas žeminimas jų nepersislinko, rungtynės pavargusios. Vėjeris kaip pusė buvo nepersislinko ir Kestas liko ten prieš 3, man atrodo, ir gavom. Sunkus sezonas, turbūt tik tai pusfinalį surinkom žaidėjus visus, nes turėjom įvairiausių vestuvių, komandoje daug kareivių, daug pratybų, neišleido žodžių kankinę ir tai dabar po sezono galėsim tvarkytis traumas, nes 7 žmonės minimum ant stalo gausiai. Gražus finalas, jo, ypač kai laimės dar truputėlį pagražėja, tai džiaugiamės. Oras nelepino, bet pasistengiam, kovojom, oponentas irgi kovojo iki galo, tai pagarba varžovų, tai tiek. Ar kažkaip specialiai tokiam orui buvo ruošiamasi, taktiškai? Ne, taktiškai nebuvo ruošiamasi, buvo keletas momentų šiandien rytą sudėliota į kelias vietas. Mes žinojom ir jie tikrai žinojo, kad regbio savose plotose mes nenorim šiandien žaisti ir nei jie to nedarė, nei mes to nedarėm. Iš tikrųjų, jie pirmo kėlinio pirmoje pusėje geriau žaidė koją su kamuoliu nei mes. Tai čia turbūt ir buvo jų tokia persvara. Paskui prisivijom. Labai neblogai sužaidėm tą patį kojos su koja regbį paskutinę minutę. Pasaulio čempionatas, favoritai. Aha. Žinokit, šiuo momentu Afrika.